Labas rytas, mėlyje. Kai kas vėluoja, Vilniuje dideli kamščiai. Kita priežastis matyti yra ta, kad po paskutinio LRT tarybos iškvietimo ant kilimėlio pas ponę prezidentę pasiekėm matyti aukščiausią viešumo lygį Lietuvoje. LRT, kaip atsimena, demaskavo netyčia matyti ponios prezidentės melą. Taigi apie melą kalbėsime ir šiandieną. Spaudos konferencija vadinasi apibendrintos biografijos Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, Rusijos valstybės paslaptis. LRT neseniai parodė, kartuodama įvykusius prieš 25 metus, aukščiausios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio rusišką berods kreipimąsi į susirinkusią įniršusią minią sausio 8-ąją. Ir jis tikino labai nuoširdžiai, gi susitarsime visi dėl bendro tikslo. Taip jis kalbėsi, kreipėsi į kitataučius, susirinkusius veržtis į parlamentą. Tuomet supratome, ką reiškia siekti taikos, kaip elgtis su provokatoriais, ir kolaborantų savoką supratome, kas yra kas. Okupacinės kariuomenės tankai ir apie 100 000 kariškių buvo čia pat Lietuvoje. Ieškoti jų ar kviestis nereikėjo. Kas ir kodėl taip greit pasikeitė, kad eksambasadorius Žygimantas Pavilionis, sėdėdamas už balos, kaip sako mūsų lietuvaičiai anapus Atlanto, mums skelbė, kad rusų tankai prie pat Vilniaus ir tuoj bus čia. O LRT eteryje apie tai rimtai diskutuojama. Ir negėda apie tai diskutuoti. Aš kažkaip vis kelintą kartą noriu paklausti šaunuolės mūsų diktorės Eglės Bučelytės, kaip jie jaučiasi šiandieną. Eglė ir tuometinė Lietuvos televizijos ir radijo vadovybė, rizikuodami gyvybę, tą sausio 13 naktį laikėsi, kiek galėjo, dėl ko jie laikėsi, kad apgintų mūsų visų teisę į tiesos žinojimą. Iki paskutinės minutės, iki paskutinės sekundės. Šiandien LRT bastionas laikosi iš paskutiniųjų, kad apginti ką? Melą. Melą skleidžiama visiems mums. Ar atsimename, kaip vadinome šį reiškinį tuomet? Kaspervizija. Šiandieniniai Kaspervizijai vadovauja ir melą skleidžia buvę Sąjūdžio žurnalistai. Kodėl? Pulkininkas Edmundas Kasperavičius, tos Kaspervizijos veidas, sėkmingai pabėgo. Ir sausio 13 byla nepadės įvykdyti teisingumą jo atžvilgiu. Sausio 13 byla net nepersekioja Kaspervizijos vadovo Gintauto Steigvilos. Jis ramiai Vilniuje gyvena. Jo niekas nekviečia į šią bylą. Kasperavičius buvo veidas iš ekrano šmėsavės, o kolaboravo tai iš tikrųjų Steigvila. Taip vadinamos neužmirštuolių fėjos laikais sausio 13 byloje naikinami kolaborantams pareikšti įtarimai. Byla nutraukta net 9 epizoduose, patyliukais tai padaryta. Visų pirma, dėl TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos užėmimo ir naudojimo perversmo štabo veiklai. Vis dar Lietuvos valstybės vardu sprendimus priimančio teisėjo Stasio Lemežio nuomonė, nagrinėjant nukentėjusio Zigmo Vaišvilo skundą dėl šių nutraukimų, verta neužmirštuolių fėjos valstybinio apdovanojimo. Cituoju, šiuo atveju pareiškėjas, tai yra toks Zigmas Vaišvila, su kitais asmenimis neleido patekti tik metalinius šalmus ir guminės lazdas turintiems kariškiams į spaustuvės patalpas. Atsiprašau. Įspėjus nepasišalino iš spaustuvės, todėl nėra pagrindo daryti išvadai, kad jie aktyviai nedalyvavo konflikto veiksmuose. Citatos pabaiga. Prieš mus beginklius, ginusius paskutinę okupantų neužgrobtą spaustuvę Maironio gatvė Vilniuje. Vėl cituoju, buvo naudojama, teisėja cituoju, Stasį Lemežį,
buvo naudojamos neturinčios atsitiktinai suluošinti priemonės, guminės lazdos. Kad netekom sąmonės, kai kas stuburą sulaužė, tai čia tokie dalykai nesvarbus. Citatos pabaiga. Supratau, teisėjau, jūsų valią. Mes patys nukentėjusieji esam kalti, kad gynėmės. Tačiau ar tai jūsų valia, teisėjau? Atsiprašau. Jūs tai vadinate Lietuvos valstybės valia? Ar jūs lankėtės bent kartą Antakalnio kapinėse, prie televizijos bokšto, Konarskio gatvėje, aukščiausioje taryboje, medininkų poste, Gintaro Žagūnio žuvimo vietoje? Teisėjas į šios klausimus vargu ar atsakys. Į juos visų pirma atsakyti privalo Vytautas Landsbergis. Jis neturi teisės neatsakyti, nes nėra jokio protų ir sąžinės suvokiamo paaiškinimo, kodėl šiandien jis tapo tokiu aršiu kurstytoju ir tautos pardavėju. Kodėl Lietuvai vadovauti jis pasiūlė Dalią Grybauskaitę. Jis iki šiol neatsakė į mano viešus klausimus jam 2009 m. gegužės 18 dienos Laisvo laikraščio straipsnyje peržengtos moralės politikoje ir atsakomybės ribos. Ir dėl Dalios Grybauskaitės parinkimo, ir dėl noro pirkti ginklus iš Maskvos netiesiogiai valstybėje, bet per amžinatilsį Genadijaus Konopliovo Lietverslą. Šiandien tenka grįžti prie šių klausimų. Ne tik dėl to, kad 89-91 metų kitą barikadų pusę pasirinkusią Dalią Grybauskaitę LRT ir kitoje žiniasklaidoje drįstama lipdyti ne tik prie Baltijos kelio, bet ir prie sausio 13-osios. Vakar pasiektas rimtas provokatorės Dalios Grybauskaitės laimėjimas. Vertas aukšto Rusijos valstybės apdovanojimo. Lietuva tapo oficialiu Rusijos priešu. Taip, šių sausio 13-osios įvykių išvakarėse. Taip nustatyta Rusijos prezidento pasirašytoje naujoje Rusijos federacijos saugumo koncepcijoje. Tiems, kurie to dar maža, siūlau dar kartą perskaityti šiame mano 9 metų gegužės 18 dienos Laisvame laikraštyje atspausdintame straipsnyje apie mano kuklę patirtį tarptautinėje ginklų prekyboje. Buvusiam JAV prezidento Richardo Nixono patarėjui užsienio politikos klausimais DK Times, leidžiančiam žurnalą The National Interest, viešai patvirtinus, kad JAV ginklus Ukrainai parduoda per savo satelitės, atsiprašau, bet jis taip pavadino, Lietuvą ir Lenkiją, ačiū. Siūlau dar kartą pamastyti ir kiekvienam savo pačiam atsakyti į klausimą, kodėl JAV ginklus Ukrainai parduoda netiesiogiai, o per gigantę kabutėse Lietuvą. Galų gale, jei parduodame ginklus Ukrainai, tai kodėl ne savo produkciją, o perparduodame JAV produkciją. Kokia šiuo atveju privati tarpininkė pasodinta tarp JAV ir Lietuvos, tarp Lietuvos ir Ukrainos. Genadijus Konopliovas jau amžinatilsį, bet šios idėjos tai ne Marios, o Lietuva įkaitė. Įkaitė, bet kurią dieną galinti tapti dar vienu Donecko oro uostu. 2009 metais buvęs aukštas Rusijos prezidento Putino administracijos pareigūnas Modestas Kolerovas atvirai sakė komplimentus Daliai Grybauskaitei, mokydamas kaip elgtis. Citata. Regdom.ru, RuBaltic, skaitykit tokius portalus, žinosit Kremliaus nuomonę. Citata. Grybauskaitei prireiks dar daugiau drąsos, kad ji būtų ne vien karaliaujančia, tačiau nevaldančia prezidentė ekonomiste, bet ir labai ilgam laikui faktiškai vienintelė legitime ir testinė Lietuvos valdžia. Štai kokia Rusijos užduotis prezidentei būsimai Daliai Grybauskaitei. Modestas Kolerovas nepaaiškino, kur išnyks kitos valdžios šakos. Tik manau, kad mes dabar puikiai matome, kad kitų valdžios šakų net Seimo Lietuvoje praktiškai nėra. Tik perspėjo Kolerovas būsimąją prezidentę, kad jai nederėtų kartoti, citata, savižudiško, visiškai vegetarinių santykių su rusais kelio,
kuris privedė prezidentą Rolandą Paksą prie purvinos apkaltos. Citatos pabaiga. Atsiprašau. Pasak Modesto Kolerovo, Lietuvą valdo partinė šnipų oligarchija. Po 10 metų trukusio nacionalistų valstybininkų valdymo vienintelė Lietuvos išeitis – tai sveikas konservatyvizmas, konservatorių partija turima. Kitos Lietuvoje nėra vienintelė konservatorių partija. Laisvas nuo amerikiečių demagogijos. Jei bus einama šiuo keliu, Modestas Kolerovas piešia šviesią Lietuvos ir Rusijos tarp valstybinių santykių perspektyvą. Labai pranašiškas spėjimas apie būsimą Dalios Grybauskaitės vadovavimą Lietuvai. Prieš 2009 metų Respublikos prezidento rinkimus kreipiausi į VRK ir liustracijos komisiją dėl 2 kandidačių galimo bendradarbiavimo su užsienio spectarnybomis. Tačiau liustracijos komisijos pirmininkas įkyriai siūlė aiškintis tik Kazimieros Danutės Prunskienės, bet ne Dalios Grybauskaitės klausimą. Ir kaskart vis daugiau dokumentų apie Kazimierą Danutę Prunskienę klojo ant stalo. Ir tokių, kurių KGB padalinėje Vilniuje 1991 metais po Maskvos pučo mes neperiminėjame. Nes tokie dokumentai jau po 1989 metų balandį įvykusio minios įsiveržimo į Tbilisio KGB rūmus iš Vilniaus nedelsiant buvo išvežti. Vytautai Landsbergi, iš kur šie dokumentai, kurie nebuvo patikėti savo laiku Baliui Gajauskui jo žygyje teisme prieš Kazimierą Danutę Prunskienę? Balys rėmėsi viso labo vienu dokumentu. O 2009 metais liustracijos komisijos dispozicijoje buvo visas kalnas dokumentų. Kodėl Dalia Grybauskaitė prieš gaudama 2013 m. gegužės 9 d. Karolio Didžiojo apdovanojimą ir po to Georgetowno universiteto garbės daktaro titulą perrašė savo, tai yra viešai skelbtą prezidentės biografiją, nurodydama, kad jav ji buvo ne 1991, o 1992 metais. Todėl, todėl, kad tai yra esminis klausimas, kur ji buvo 1991 metais, kada mes gynėme Lietuvos nepriklausomybę. Matant, kad artėjant sausio 13-osios 25-mečiui žiniasklaida bando sudaryti Lietuvos žmonėms įspūdį, jog būsima Lietuvos prezidentė lemtingais 91 metų mėnesiais buvo Lietuvoje, o nebuvo išsiųsta Jungtinės Amerikos valstijos, teko raštu prezidentės Dalios Grybauskaitės paklausti šios klausimus. Štai šis dokumentas. Pirma. Prašau paneigti ar patvirtinti Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio buvusio patarėjo užsienio klausimais Ramūno Bogdano viešai Delfyje paskelbtą informaciją, kad 1992 metais jūs talkinote ruošiant Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininko Vytauto Landsbergio užsienio vizitus. Tuo atveju tai buvo, prašau nurodyti, kurių Vytauto Landsbergio užsienio vizitų ruošime ir kuriuose delegacijose jūs dalyvavote. Atsiprašau. Antras klausimas. Prašau paaiškinti, kodėl 2013 m. balandžio mėnesį jūs pakeitėte savo oficialią biografiją ir nurodėte, kad į Jungtinės Amerikos valstijas jūs išsiuntė ne 1991, o 1992 metais. Kas jūs ir kokiu pagrindu išsiuntė į JAV 1991 metais? Trečias klausimas. Prašau paaiškinti, iki kurio 1991 metų mėnesio jūs dirbote Lietuvos Respublikos ekonomikos ministerijos Lietuvos ekonomikos institute, nes oficialioje biografijoje jūs to nenurodote. Ketvirta. Kas su jumis 1991 metais buvo išsiųsti į vadovaujančių darbuotojų kursus JAV Georgetowno universitete iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos vienu metu? Galiu pasufleruoti, po 3 žmonės buvo išsiųsta, tame tarpe jūs. Nuo kurio iki kurio 1991 metų mėnesio jūs buvote šiuose kursuose, kada grįžote į Lietuvą? Prašau jūs viešai paskelbti šių kursų baigimą patvirtinantį dokumentą. 5. klausimas.
Prašau pateikti informaciją apie jūsų darbą TSRS ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose 1991 metais. Nuo kada, iki kada, kokiuose pareigose jūs dirbote. Taip pat paaiškinti, kodėl ir kieno nurodymu ar iniciatyva 1991 metais jūs bandėte įsidarbinti Lietuvos Respublikos ambasadoje JAV. Tuo atveju, jei jums nepatogu atsakyti į šios klausimus, ar neatsimenate, prašau suteikti sutikimą dėl šios informacijos gavimo man kreiptis į TSRS teisių ir pareigų perėmėją Rusijos federaciją. 6 klausimas. Prašau paaiškinti, kieno iniciatyva ir kas jūs įdarbino Lietuvos Respublikos vyriausybės aparate po 1991 metų rugpjūčio mėnesio pučo Maskvoje. Atsakymus paprašiau pateikti iki sausio 13-osios minėjimo iškilmių, kas labai padėtų oriai ir deramai paminėti šią atmintiną valstybės dieną. Atsakymo nesulaukiau. Po to, kai ponia Dalia Grybauskaitė nuo nepatogių klausimų apgynė Lietuvos administraciniai teismai, išaiškinę, kad mūsų prezidentė turi teisę neatsakyti į mūsų klausimus, teko tenkintis prezidento kanceliarijos atsakymais, iš kurių sužinojame, kad tai yra taip vadinama apibendrinta mūsų prezidentės biografija. Tačiau po to, kai 2014 metų Respublikos prezidento rinkimo anketoje kandidatė Dalia Grybauskaitė įrašė priešingus duomenis apie tai, kurią barikadų pusę ji pasirinko 1989 metais gruodyje po LKP atsiskyrimo nuo TSKP, net lyginant su jos pačiais 2009 metų Respublikos prezidento rinkimų anketoje įrašytais duomenimis, supratau, kad šią melagę sugauti už rankos reikia kaip nors kitaip. Nelietuviškai. Lietuviškai nepadeda. Ir atsakymą turiu. Ne ponios Dalios Grybauskaitės, o oficialų Rusijos atsakymą. Ne iš archyvų. Štai jis. Nesu tikras, ar rodo transliacija vien tik Rusijos federacijos ambasados atsakymą, todėl kuriam laikui, aš šį dokumentą paskelbsiu, kuriam laikui išjungsiu šį dokumentą. Oficialiai kreipiausi į Rusijos valdžią, kaip Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akto signataras. Taip ir pasirašiau, Zigmas Vaišvila. Suprantama, kad nesitikėjau atsakymo į klausimą, ar Dalia Grybauskaitė bendradarbiavo su TSRS spectarnybomis, ar bendradarbiauja dabar su Rusijos spectarnybomis. Nesu naivus. Todėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos ir ambasados Lietuvoje kukliai paprašiau pateikti informaciją apie ponios Dalios Grybauskaitės vieną kuklų epizodą. Nereikia man visko. Darbą TSRS ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose 1991 metais. Nuo kada ir iki kada ir kokiose pareigose jį dirbo. Ne 1996-99 metais, apie ką rašoma mūsų prezidentės biografijoje Lietuvos ambasadoje. Tik nerašoma, kodėl Lietuvos vyriausybė buvo gavusi nurodymą, kad ponia Dalia Grybauskaitė per 24 valandas išvyktų iš JAV. Bet būtent 1991 metais, kada ji, prisistačiusi kaip aktyvi visuomenininkė, atvyko į Lietuvos ambasadą JAV ir paaiškino, kad mokosi Georgetowno universiteto vadovaujančių darbuotojų kursuose ir pasiprašė įdarbinama. Neįdarbino, nes sužinojo apie darbą TSRS ambasadoje JAV. Vis tik gavau atsakymą, ką tik rodyta. Rusijos užsienio reikalų ministerijos ir ambasados Lietuvoje vardu atsakė Rusijos federacijos ambasadorius Lietuvoje, ponas Aleksandras Udalcovas. Klausimą išnagrinėjo atidžiai ir be abejo atsisakė pateikti prašomą informaciją. Tačiau svarbiausia yra ne tai, kad atsisakė.
To ir tikėjausi. Svarbiausia yra tai, dėl ko atsisakė. Štai priežastis. Pirma. Pagal Rusijos Federacijos federalinio įstatymo dėl asmens duomenų 7 straipsnį duomenys apie asmenį negali būti atskleisti be šio asmens sutikimo. Antra priežastis. Rusijos Federacijos federalinio įstatymo dėl Rusijos Federacijos piliečių kreipimusi nagrinėjimo 11 straipsnio 6 dalis nustato, kad tuo atveju, jei atsakymą iš esmės negalima pateikti, neatskleidus duomenų, sudarančių paslaptį, kurią saugo federalinis įstatymas, pareiškėjui pranešama, kad negalima atsakyti iš esmės į jo klausimą dėl negalėjimo atskleisti nurodytus duomenis. Tai yra pažodinis vertimas. Originalą pateiksiu originalo kalba, rusų kalba. Tikiuosi, dar Lietuvoje ne visi užmiršo rusų kalbą ir sugebės gal ir teisingiau už mane išversti. Rusijos Federacijos ambasadoriaus atsakymo pabaigoje vienareikšmiškai ir ne abstrakčiai, o konkrečiai nurodyta, kad mano prašoma pateikti informaciją yra apie asmeninius ponios Dalios Grybauskaitės duomenis, dėl kurių kreiptis gali tik pati ponia Dalia Grybauskaitė. Teisės kalba tai reiškia patvirtinimą, kad ponia Dalia Grybauskaitė yra Rusijos valstybės ginamas subjektas. Tiek dėl jos asmens duomenų, tiek dėl Rusijos valstybės paslapčių. Taigi, štai šito dokumento originalas atsiųstas oficialiai. Lietuvos paštas man jį atsiuntė. Štai originalas. Taigi, noriu pasakyti tik vieną. Vertindami Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės biografijos kaitaliojimą ir klastojimą, deja toks faktas, veiksmus, pasiūlymus, blaškimąsi, žodžio nesilaikymą, provokacijos, impulsyvius veiksmus ir visa kita, atsiminkite tai, kad informacija apie Lietuvos Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę yra Rusijos valstybės paslaptis, kurios mums neatskleis nei Rusijos valstybė, nei ponia Dalia Grybauskaitė. Ir mąstykime, mąstymas dar niekam nepakenkė. Su pergalės švente visokeriopą. Ir sausio 13-osios, ir štai šito atsakymo. Jis jūsų teismai. Jeigu jūs neto prieš, aš atsakydamas į klausimus persėsiu ir įvertinti mano galbūt skubotą, gal netikslų vertimą, bet to bus originalas ir pateiktas. Darius Dambrauskas klausė, ką manote apie šiuo metu didžiausių Lietuvos patriotų partijos taip vadinamą, taip populiarinama neužmirštuolių akcija? 2 metus paeiliui aš jau atsakinėjau šį klausimą, tačiau šiandien aš atsakysiu. Nežinau, nesinori sakyti, kad pikčiau ar kaip. Žinot, kai šiemet paskelbta, kad šiomis neužmirštuolėmis jau prekiaujama, o pensininkam dar ir nuolaidą per pusberods galima nusipirkti šį simbolį. Ir kad pinigai šie eina mūsų gynybos reikalams, aš priminsiu tik paprastą dalyką. Šitas simbolis yra Vokietijos didžiosios masonų ložės simbolis, kurį Hitleris naudojo Vermachto apginklavimo akcijai. Tai ačiū Alko redaktoriui Jonui Vaiškūnui, tuo metu, kai akcija pirmą kartą buvo paskelbta, kai nedrąsios mergaitės ir berniukai prie parlamento dalino kai kuriem pasimetusiem, to dalyko gal nesuvokiantiem žmonėm. Jis paskelbė specialisto istoriko nuomonę apie tai. Galima visur gyventi sąmokslo teorijomis. Štai parodžiau geram pažįstamam po šitos
pirmą kartą akcijos paskelbtos naujoje mūsų Seimo salę, kurioje posėdžiauja Seimas. Ir, žinot, jis užsienietis, iš vakarų. Žinote, ką jis pasakė? Jis tuoj pat puolė prie interneto naršyklės. Aš jam nieko nesakiau. Ir jis man tuoj parodė Prancūzijos masonų šventyklų vaizdą. Vienas prie vieno, trūksta tik vieno elemento. 2 kolonų. Ir būtų visi privalomi atributai masonų ložės šventyklai. Bet aš ne apie tai noriu pasakyti. Aš noriu pasakyti, kad aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, kokiu primityviu, nachališku, nelietuviškai sakant, atkaklumu tai yra mums brukama. Kodėl? Kuo šitas blogas laisvės simbolis, Gedaminaičio stulpai, kuriuos mes kukliai pradėję sąjūdį viešai demonstravome? Tuo, kad tai yra sąsaja su mūsų stiprybė, su mūsų protėviais, su mūsų praeitimi, su mūsų valstybingumu. O kuo susiję šitie simboliai? Neužmirštuolės, beje naudojamos gegužės 9-osios pergalės dienai Rusijos federacijos, pilna internete tos informacija. Kuo tai susiję su mūsų šventai pralietu krauju sausio 13? Be šitų neužmirštuolių, aš galvoju, užmiršiu tai, kas buvo čia tą naktį. Neužmiršiu. Bet aš neužmiršiu, kas yra Lietuvos simboliai. Ir dar kartą demonstruoju. Mąstykite. Jeigu dar kam nors neaišku, paaiškinu dar vieną nurodau šaltinį. Aš neatsimenu, kaip tiksliai vadinasi, berods 14-15 metų sandorėje Vokietijoje išleisto kanclerio Helmuto Kolio atsiminimų knyga, kurioje jis savo buvusią padėjėją pardavinėjusią ir jį, ir kaip visada savo biografijoje demaskuoja. Žinot, kas to pardavėja? Visų savo karjeros žingsnių. Visus pardavinėjo. Tai Angela Merkel, dabartinė kanclerė. Stebuklingai panašios biografijos. Helmutas Kolis atskleidžia atvirai, kaip Angela Merkel vykdo Jungtinių Amerikos Valstijų spectarnybų užduotis. Kodėl, kaip, kada buvo užverbuota. Todėl tie, kurie mano, kad gerai suorganizuotas imigrantų srautas į Vokietiją ir visą Europos Sąjungą, o Vokietija nusprendė už mus visus, Angela Merkel nusprendė už mus visus, yra nekaltas neužmirštuolių klausimas, nu tai ir užsimirškite. Bet aš to nesiūlau daryti. Ir Kiolne žmonės tai jau pamatė. Ir vėl turiu omeny ne tai, ne tuos brutalumus organizuotus, bet aš turiu omeny organizuotus perkelimus. Štai ir mūsų Seimas lapkričio 26 pernai priėmė užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus, kurie prieštarauja ne tik konstitucijai, bet ir baudžiamajam kodeksui. Nelegalas yra nelegalas. Jis turi sėsti į kalėjimą už nelegalų sienos kirtimą. O tas, kas padeda jam kirsti sieną, ponia Angela Merkel ir visi jos tarnai Lietuvoje,
turi sėsti į kalėjimą, nes baudžiamasis kodeksas Lietuvoje galioja 181, 182 straipsniai. Nepakeisti, neatšaukti, jokių išimčių nenumato. Nei syram, nei rusam, nei ukrainiečiam. Nelegalai yra nelegalai. Yra įstatymai. Ir kai neužmirštuodamės prisidengus viskas pasiunčiama po velnių ir sako, aš graži, nes aš neužmirštuolę užsisegiau. Aš teisi, nes aš Angela Merkel. Angela Merkel buvo paskutinios Vokietijos Demokratinės Respublikos vyriausybės kanceliarijoje informacinių skyriaus, ar kaip ten vadinosi, darbuotoja. Aš žinau, kas dirbo kaip vyriausybės ministras pirmininkas, vadovavęs nuo 91 sausio 13 nakties aparatui. Aš žinau, kas dirbo, ką radau, kokiam struktūram priklausančius žmonės informacinėje struktūroje vyriausybės aparate. Manykime toliau taip naiviai. Apie nekaltą gėlelę, neužmirštuolę, kurie bandoma ištrinti visą Lietuvos istorinę patirtį, simbolius. Taigi sunaikinti reikia simbolius, kurie mus riša per tūkstantmečius. Tokia yra užduotis. Aš kito paaiškinimo neturiu. Štai originalus ambasadoriaus parašas. Dalia Grybauskaitė, gražu Lietuvos prezidentė, Rusijos valstybės paslaptis. Neturiu ką be pridurti. Lietuvos liaudės partija ar Sutkus. Gal tikitės kažkokios oficialios prezidentūros reakcijos, arba galbūt jau turite oficialią reakciją į šitą raštą? Šitą raštą prezidentės komanda, manau, tik dabar sėdinti prie interneto pamatė. Aš be abejo, aš jį gavau, pasakysiu kada. Klausiau Rusijos ambasados ir Rusijos užsienio reikalų ministerijos pernai, kovo 25-ąją berods, įsiunčiau registruotus laiškus. Ir atsakymą gavau pernai birželio 2-ąją, prieš Sąjūdžio gimimo metinės eilinės. Aš seniai svajoju apie reakciją. Bet ji yra, ar ji yra nematoma ta reakcija. Oficialios reakcijos nėra ir nebus, aš manau. Nes tai, ką aš skelbiu, tai yra faktai. Dokumentai. Tai, ką skelbia prezidentė, tai yra melas. Nu, kaip galima važiuoja atsiimti tarptautinės politikės didžiausią į Acheną apdovanojimą 13 metų gegužės 9. Ir balandžio 20 kažkelintą dieną interneto, prezidentės interneto svetainėje oficialiai pakeičiama. Aš turiu kopijas. Prieš tai visur ir Briuselio jos biografijose, visur jie buvo 91 metais. Visur, visose biografijose. Nu, vakar nepatikrinau, ar dar ES oficialiuose tinklalapiuose tebėra nepakeista šitą informaciją. Bet visą laiką tai buvo. O prieš važiuojant atsiimti apdovanojimą, tą, kurį gavo ir Havelas Vaclavas, jį oficialiai suklastoja savo biografiją. Aš neturiu ką bet pasakyti. Kokia reakcija? Reakcija teismuose, ar teismuose, kitų rankomis. Tai tik tiek. Neturi ką jie atsakyti tuos klausimus. Dar klausimus. O tai kokių, sakysim, priemonių iš esmės gali imtis visuomenė, reaguodama į tokį dokumentą, gauti tokią informaciją ir su kuo susijęs toks ilgas periodas
sakysim, inkubacinis galbūt periodas daugiau negu pusę metų, tam, kad paskelbti šito gauto dokumento informaciją, kaip padaryti iš jų išvadas. Tai priminsiu, kad jau aš kreipęsis esu į Seimą dėl apkaltos prezidentai. Iš Seimo pusės mirtina tyla. Bet kreipęsis ne tik dėl biografijos klastojimo, ne tik dėl to, kad 2009 metų VRK anketoje jinai sako, kad ji buvo vienos komunistų partijos narė, praeina 5 metai, užpildo, pasirašo, kad ji kitos jau buvo savarankiškos LKP narė. Melas, visur melas. Tai, bet apkalta yra ir dėl realių dalykų, kurie yra padaryti valstybėje, jos. Lyginant su prezidento Rolando Pakso apkalta, tai atrodo kaip vaikų darželio žaidimas prezidento Rolando Pakso apkalta. Ir tas faktas, kad jį paskelbė, kad jie, kada čia vakar, išsikvietė ant kilimėlio visą LRT tarybą dėl vargano reportažiuko. LRT eteryje parodė, kad štai prezidentė metinėje spaudos konferencijoje sako, ne, aš nesakiau, kad reikia kurti dar vieną instituciją vaikų priežiūrai. Ir LRT parodo taip pat kitą epizodą, kuriame jinai sako, kad taip reikia kurti. Tai čia iš vis mes nusigyvenome iki tokio lygio, kad nebėra komentuoti, bet jeigu kalbam dalykiškai apie tokius dalykus, tai aš noriu pasakyti, kad tragedija Kėdainių rajone yra tragiškai išnaudojama, spekuliuojama to. Prezidentė, kalbėkite apie priežastis, kodėl apie jas nekalbat, o ne apie pasekmes. O priežastis yra paprastos. Lietuvos ekonomika naikinama, kaimas naikinamas, tai ką šitie žmonės turi daryti? Uždarinėjamos mokyklos kaime, uždarinėjami felčerių punktai, uždarinėjami pašto skyriai, viskas yra uždarinėjama. Snorakios keliai uždaryti, kad neturėtų bankų mažose miestelėse. Tai šitie žmonės verčiami, jie paversti yra, dirbtinai yra paversti socialinių išmokų vergais. Jie neturi kitos išeities, kaip gerti ir nematyti gyvenimo perspektyvos. Perspektyva viena - išvykti iš Lietuvos. Taip vadinami ES pinigai mokami tam visų pirma, kad uždaryti ekonomiką Lietuvoje, kad jos nebūtų čia. Nereikia mūsų didiesiam ekonomikos pasaulio rykliam. Štai kokios yra priežastis. O prezidentės apkalta tai yra savaime aiškus klausimas. Jeigu jums dar neaišku, ką jinai daro, pasirašydama sutartis dėl valstybingumo atidavimo, kam pritarė mūsų Seimas, ratifikuodamas tas sutartis, tai skaitykite jas dar kartą. Bent šiandieną ramiai pamastykime apie tai sausio 13 išvakarėse, pagerbdami tuos, kurie už tai sumokėjo krauju, už mūsų laisvę sumokėjo krauju. Ir tą kraują, tą mūsų laisvę, štai naudojame tokiam dalykam. Prezidentė naudoja, o mes klusniai, kaip triušiais prieš smauglį. Stovime tokia pozoje. Visa LRT taryba, ta, kuri dabar rodo reportažus, kas buvo prieš 25 metus. Blogesniam sapne nesusapnuotum tokių dalykų. Kaip Jūs manote, dėl paskutinės frazės, kuri yra parašyta pono Udalcovo pateiktame rašte, kad tokiu būdu informacija liečianti asmeninius ponios Grybauskaitės duomenis gali būti užklausiama tik tai personaliai pačios Dalios Grybauskaitės.
Ar bus pasinaudota tokia galimybė, kad, sakysim, paneigti skelbiamus jūsų duomenys arba daromas išvadas iš šito rašto? Tegul aiškinasi su savo gimta pažįstama Rusijos federacija. Tai yra jos duomenys, ne Zigmo, ne Aro, ne Kipro, ne Kazimiero, ne Ginta. Tai yra Rusijos federacijos oficialūs duomenys. Rusijos federacija užsienyje atstovauja užsienio reikalų ministerija ir ambasada. Tai yra oficialiau nebūna. Ir žinot, dar, kai kažkam pasakiau, žurnalistės, kurio tikėjausi čia pamatyti šiandieną, kuri drąsi šią temą, pirmoji reakcija buvo, ar tai nėra abstraktus atsakymas, galbūt su jos asmeniu nesusiję. Štai prašau. Tai yra duomenys apie jos asmenį. Ne abstraktus atsisakymus, kad štai yra tokie įstatymai, draudžiantis tai daryti. Ir štai tai yra esmė. Ją gina, jos asmenį gina ir duomenys apie ją gina Rusijos įstatymai. Tame tarpe tie, kurie įpareigoja Rusijos valstybės institucijas saugoti valstybės paslaptį. Neatskleisti jos nei Zigmai, nei Aroj, nei Kazimierai, niekam, nei Rusijos piliečiui. Tai labai konkretu. Konkrečiau nebūna. Госпожа Dalia Grybauskaitė. Ir cituojamas mano klausimas, jo data, koks klausimas. Visi galai susieina. Reiks pateiksim ir šitą klausimą. Bet esmė yra net ne ta. Esmė yra ta, kad prezidentas, Lietuvos prezidentas meluoja mums visiems nuo pirmos dienos. Ir štai matome vieną iš pagrindinių priežasčių. Todėl, kad turi ką slėpti. Jie yra priklausoma ir valdoma Rusijos federacijos. Tarybų sąjungos teisų ir pareigų perėmė. Viskas. Galbūt tada truputį pertraukosiu klausimą. Ar jūs būdamas, sakysime, Lietuvos Respublikos prezidentų kreiptumėtės į, sakysime, vėlgi tą pačią Rusijos pasiuntinį, kad būtų paneigta tokia informacija, sakysime, jūs kompromituojant informaciją? Aš tokiu atveju iš vis net nemąstyčiau užimti bet kokią postą Lietuvoje oficialų, ne tik kad prezidento. Yra Lietuvos įstatymai. Tai viena. O antras dalykas, tai mes matome, informacija apie spectarnybas yra atskleidžiama tik tai tada, kada reikia atskleisti. Ir atvirai pasakius, aš vis tik tikėjausi, didesnė tikimybė, maniau, kad yra, jog iš vis neatsakys. Tai būtų patogiau. Dėl to klausimus siunčiau registruotų laiškų, registruotais laiškais. Tai būtų paprasčiau. Ir dabar savotiška tokia situacija. Neatsakysi, irgi nei šis, nei tas. Save gerbianti valstybė turi atsakyti. Jeigu būtų taip, ar aš kreipčiausi, tai formaliai Lietuvos prezidentui gali atsakyti, nu kaip, čia jos asmens duomenys, tai be abejo, jai ko gero atskleis. Bet ir tai, manau, ne viską. Tačiau kitas klausimas yra paprastesnės. Jeigu noriu pasakyti taip, tokie asmenys yra deginami tada, kada tai reikia daryti. O tol, kol jie elgiasi taip, kaip reikia, tam, kas kontroliuoja, jie nedeginami.
tai čia yra klasika. Deginami, likviduojami, nurašomi, demaskuojami. Čia techninis klausimas yra. Kodėl Angela Merkel randa susitarimą, visada randa susitarimą su Rusija? Ir kodėl ji vykdo amerikiečių valią? Analogiška situacija. Atsiprašau, dar vienas klausimas. Rasa klausia. O pranešimas visų žiniai. Sveikinamai su Laisvės ir pergalės. Dėkui, Rasa. Nori Rasa pranešti, kad stebint mūsų spaudos konferenciją per LRS ar RT visiškai neįmanoma nieko girdėti. Daromi specialūs garsiniai trukdžiai. Pagarbiai, Rasa. Po to, kai LRT buvo iškviesta ant kilimėlio LRT taryba pas prezidentę, po to, kai man yra uždrausta nutylėjimo būdu, kol kas atsakymą negaunu, kviestis prelegentus į spaudos konferenciją, leidimus. Iki šiol Seimo kanclerė neatsako, kodėl gerbiamam Marvai Sutkui neišdavė leidimo mano prašymų, nors išdavinėjo per visą nepriklausomybės laikotarpį, kaip spaudos konferencijos pranešėjos signataras prašydavo. Kodėl mūsų gretų pranešėjam nebuvo išduota mano prašymų leidimai visuomenininkam gruodžio 23 spaudos konferencijai. Tai, manau, mes matome rezultatus tokio valdymo, kurį Kremliaus ruporas Modestas Kolerovas pranašavo ir patarinėjo Daliai Grybauskaitei prieš tampant vienvaldė ir vienintelė Lietuvoje valdžia. Nenoriu aš sveikinti Rusijos su įvykdyta operacija. Aš Lietuvos pilietis. Kipras Valentinavičius, ar įmanoma būtų įvardinti, kas paskyrė Lietuvai tokią dalę? Tai pirmas klausimas Vytautui Landsbergiui. Kai jis atsakys, kas jam patarė, pasakė, liepė, tada Vilniaus ant grandinėlę toliau. Aš neturiu, gerbiamas Kiprai, techninių galimybių išvynioti šį siūlą toliau. Tai dėkui. Šią dieną, manau, pakanka. Ačiū Jums visiems dalyvavusiam ir tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad ši žinia bus skleidžiama be techninių trikdžių, bent jau ekspertai jau, bent jau šauksmas LT, bent jau laisvam laikraštį. Kol kas aš mačiau tik 3 svetainėse pranešimą apie šią spaudos konferenciją. Dar kartą su